Sveiki, esu Sandra Jakulienė, Remax kompanijos nekilnojamojo turto brokerė. Mano darbas – padėti žmonėms parduoti jų nekilnojamąjį turtą Vilniuje. Šiame video kalbėsiu apie tai, kaip sutvarkyti namus, kad galėtume patikti pardavėjams ir šie sutiktų mokėti daugiau. Jeigu mes norime palikti pirkėjams gerą įspūdį, turime, žinoma, jiems rodyti tik švarius ir tvarkingus namus. Pirkėjai visada už butą mokės daugiau, jei jie čia nuo pirmos minutės jausis jaukiai. Todėl kiekvieno pardavimo metu savo klientams patariu, ką ir kaip reikia sutvarkyti, kad butas patiktų pirkėjams. Na, o jeigu bute šiuo metu gyvena žmonės, pirkėjus kviečiu tik iš anksto sutartomis dienomis, kad šeimininkai turėtų pakankamai laiko pasiruošti apžiūrai. Nepamirškime, kad pirkėjai vertina ne tik mūsų butą, bet ir kartu kiemą namo bei bendrą laiptinę. Ir įsivaizduokime, kokį blogą įspūdį paliks butas, jei į jį patekti turėsime, pavyzdžiui, tamsiu koridorium. Ir kaip situaciją galima lengvai ištaisyti, jeigu mes tiesiog įsuksime naują lemputę ir surinksime šalia besivoliojančias šiukšles. Būtinai atkreipkime dėmesį ir į buto kvapą. Pirkėjų tikrai nesužavėsime bute esančių rūkalų, alkoholio ar naminių gyvūnų kvapu. Geriau šios kvapus pakeiskime į gaivaus oro ar skanios kavos aromatą. Jei mes priimsime pirkėjus kaip pačius geriausius svečius, iš anksto pasiruošę, labai tikėtina, kad mūsų namus jie pamils iš karto. Šiam kartui tiek. Jeigu jums aktuali mano pagalba ar konsultacija dėl nekilnojamo turto pardavimo, kreipkitės į mane žemiau nurodytų telefonu arba tiesiog parašykite man elektroninį laišką. Sėkmės!